įdėsim failą. Taip. Įsidėsim foną. Padarysim, kad sprogstų. Štai nufilmavęs nuo stolo kiemą. Čia bus fonas mūsų. Nepajudinęs kameros, nufilmuoju save. Truputį reikia pavaidinti. Įkeliu kitą. Štai. Aš ateinu. Čia dėžutė tokia. Esi tipo paimu. Ten bomba yra, jie susprogsta. Dabar mes, kai uždėjom šitą foną, nepajudinę kameros, geriausia, kai saulė nešviečia, tada nėra jokių šešėlių, nieko nereikia, mažai reikia koreguoti viską. Bet yra dar problemėlė tokia, vat debesis, juda debesis. Jau aš čia filmavau šitą viršutinį vėliau, tai debesis jau bus praėję. Jeigu aš vat uždarysiu šitą, matosi, kad debesis visai kitoj vietoj. Ką mes tada darom? Mes atkerpam apačią. Štai matom, kad čianais eina iki čianais viršus, mes čia galim nusikirpti. Paimam plunksnakutį ir paimam ir mažiau pradžiai, paskui pažiūrėsim. Dabar taip apkerpam. Ir štai kas galvosi. Aš einu čianais apačioj, čia nelabai matosi, o debesis yra pirmo mūsų fono. Ir jie juda visai nepriklausomai. Štai aš einu, čianais galva, tiek, viskas. Čianais galva jau uždengta, galim biškį pakelt. Va, pakėlėm. Tvarkoj, viskas. Lygi čia jau mes praėjom, tai jau dar čianais pasilenkus. Dar atitraukiam. Ir va, pasilenkiu. Gal dar biškį patrauksiu. O tiek. Ir pasilenkiu. Ir dabar toj vietoje man turėtų bus sprogimas. Aš turiu lėkti. Taip, kadangi jau dabar lygi čianais aš paėmiau, matom, kadangi apsiniauka, tiesiog net nesimato, kad čianais yra uždėtas sluoksnis. Ir dabar padarom dar vieną duplikatą šito įėjimo kadro viršutinio. Padarom duplikatą. Štai duplikatas yra ir nepajudinam šito. Ir yra toks įrankis. Paspaudžiam layer ir time. Štai vat time ir mes vat time reverse, atbulinis, time stretch ilgis yra ir vat freeze time, sustingimas. Paspaudžiam. Štai atsirado ir sustingo. Ir visas šitas viršutinis jau yra sustingęs. Dabar aš jį vat paimsiu, patrauksiu. Matot? Aš stoviu vietoj, visai nejuda. Tikt. Mes tiesiog galim šiandien tą patraukti. Pasididinam lauką. Štai geriau matosi. Ir atitraukiam lygiai čia. Atitraukiam. O šitą galą, jau šitas galas mums yra nereikalingas. Kas ten toliau eina. Tai mes jį paprasčiausiai nukirpsim. Mes jį pažymim ir edit ir split layer. Paėmė, perkirpam, šitą pažymim, edit, kad nukirpam. Ir dabar žiūrim. Aš ateinu ir štai sustingęs.
Dabar mes pasidarysim savo kirpimui sluoksnį, nu, taip žaliam fonė turėtų būti, bet mums žalio fono čia nereikia, tai mes pasidarom savo tokį sluoksnį. Čia užims laiko. Aš gal taip gerai nepadarysiu greitai. Dabar trūksta mums taškų. Paimam plunksnakotę ir dadėsim taškų. Tada galėsim gražiau apgaubti. Paspaudę kairį pelės klavišą ir mes galim pridėti taškų. Kol kas gal užteks. Na, aš čia padarysiu truputį pauzę. Na, galim sakyti, kad padarim. Vėl galim paspaust ir nuleist žemiau. Štai gražinam savo vietą. Ir tai mes jau nukirpom. Tvarkoj, dabar galim pasididėti savo laiko liniją, tą timeline judėjimo multiplikaciją ir dabar štai darysim dabar multiplikaciją. Mes šiandien kaip pasilenkiam, atidarom, uždarom ir atidarom ir pasumė transform. Tvarkoj. Ir dabar štai šiandien yra rutuliukai, tokie kaip laikrodžiai tipo. Juos įjungus galima bus daryti multiplikaciją. Na ir mes įjungiam poziciją. Štai įjungiam poziciją, atsirado rombas. Atsirado rombas ir mes dabar skrisim. Na, per kiek šią sekundžių skrisim, neaišku, sakysim, čia mums sprogo ir aš skrendu už namą. Nu, žiūrim, kas čia gavos. Na, gal žiūrėsim. Gal užteks. Su šitais taškiukais su jais galim reguliuoti greitį. Jeigu mes pritrauksim arčiau, nuskridimas bus greitesnis. Štai. Na, biškį padidėsim. Gerai, sakysim tiek. Pradžią gyvenimą. Dabar mums ką dar reikia, kad būtų sprogimas kažkoks tai. Padarom sprogimą. Importuojam failą. Nu, aš čia turiu žaliam fonę tokių pasidaręs. Du sprogimai, sakysim tokį. Tas tiks sprogsta. Ir kaip sakiau, viršui matosi
tokia juoda linija. Būna apačioje, būna viršuje. Tai kad jos nebūtų, mes tiesiog vėl nukirpsim. Einam ir nukirpam. Štai nusikirpam. Ir dabar panaikysim žalią foną. Effect, Keying, Key Light. Ir paimam Parker ir panaikinam. Štai dingo. Ir dabar sprogimą mes pastatykim prie rankos. Nu, sprogimas gan mažas, galime jį pasididinti truputį. Form ir skalę. Imam skalę. Skalę. Skaitykim, kad bus gerai. Skaitykim, lekia. Tik vat, vėl bėda. Lėktai lekia, bet vat lekia priešais namą. Mes vėl padarom viso fono to, kur buvo pas pirmas bendrą antrą duplikatą padarom. Štai antras pasidarė ir perkeliam į patį viršutinį. Štai uždengia. Dabar mes jį pažymėm ir iškerpam savo namą. Paimam plunksnakotę. Pasididint. Iškirpam namą. Šį šiandien mums susimažinam. Šitą nereikalingas bus tas sluoksnis iki tiek. Ir dabar žiūrim, skrendam jau už namą. Matosi, kad užlėkim už namą. Vat sprogimas yra gan lėtas. Tai čianais vėl mes grįžtam. Vat, jeigu mes įdarom sprogimas. Pažymėm sprogimą. Ir vėl einam į lają ir time. Ir jau dabar pažymėję mes sprogimą atidarom times 3. Štai šiandien yra 100. Ir mes vietoj 100 parašykim 50. Tuo pačiu mes sumažinam. Štai sumažėjo. Ir reiškia 2 kartus pagreitėja sprogimas. Ir tai dar yra per lėtas. Atidarom dar. Time. 50 per lėtas dar. Nu, sakykim, 30 padarykim. Gerai, sprogo lyg tai taip normaliai. Tai vat, toksai yra.